Viskas, aš atsistosiu į kadrą ir viskas. Gerbėmieji, štai praėjo 4 dienos po mano akcijos Kaune, kurią jūs matėte, kai aš plėšiau stendus su alkoholio reklama. Šiuo metu esu Šiauliuose, aišku, ne savo norų, buvau teisme. Kol kas nematau jokių pokyčių, Šiauliai irgi taip pat didžiuojasi, kabutėse, aišku, savo reklama alkoholio. Nematau jokių pokyčių, stendai tokie patys, kaip buvo, taip ir liko. Plius pasižiūrėkit, kokia reklama, papiktintas alus. Taigi čia kietai yra, ne jaunimas. Eikit, gerkit, rūkykit, pirmin, nuodykit save. Todėl aš, parodydamas savo iniciatyvą, būtent nuplėšiu irgi stendus nuo šito stendo, irgi nuplėšiu reklamą. Parodysiu, kaip tai yra daroma. Biškai nesuprantu, bet laikau. Čia kažin legalu. Mane daug kas kritikuoja už tai, kad aš nuplėšdamas stendus neišmetu šiukšlių, šį kartą aš išmesiu, taip kad pažiūrėsiu, kuo jūs toliau apeliuosit. Geros dienos visiems, nepamirškit, alkoholis jūs žudo. Viskas nuspaus?